Labas, brangiai. Prieš kurį laiką dariau video, truputėlį paminėjau kuprinę, kurią norėjau pasitestuoti, pasižiūrėti. Pastoviai keliauju ir būna ir oro uostose, ir žygiuose, ir stovyklaujant. Tai kuprinė tampa labai svarbus dalykas. Visų kelionių metu patogumas, greitumas, daiktų pasiėmimas tampa labai patogus. Ir pastoviai, kai keliaudavau su kuprinėm, standartiniam, jos ten turi, kaip maišas, jie atidarai, sukiši. Ir kai dažniausiai, kai kažko reikia, tai dažniausiai būna kur per vidurį, nes apačioje yra užtruktukas, gali įsitraukti, bet jeigu taip, tai turi viską iškraustyti, ištraukti, tampa sudėtingesnis organizavimas. Dar kiti pasakytų, kad, taip, jo, suprantam, tai reikėtų tada pirkti maišus, dėti atskirai, ištrauki vieną, kitą, bet jeigu bandai kompaktiškai viską susidėti, ne viskas taip pavyksta, yra niuansų. Ypač kai keliauja oro uostose ar ne tik žygius, bet taip turi kelionės, tai tampa, kad greitas daiktų paėmimas patogus. Todėl daug kas renkas lagaminą, jis atsidarė, tu turi vienoje, kitoje pusėje. Džiaugiuosi radęs šitą kuprinę. 40 litrų yra. Truputėlį, jau sakau, dariau video apie tai bus gal keletą kadrų. Kas man tikrai labai patiko, tai kad ne iš Decathlon, gaila, Decathlonas neremia manęs, tačiau galima šitai padaryti. Tai ko man labai patiko, kad jinai pilnai atsidaro į skyrius ir galima labai greitai pasiekti daiktus. Atsidaro vienas skyrius, turime skyrių skirtą higienos reikmenims, maikutės, megztiniai, gal koks miegmaišis. Į žygį išėjus, buvau žygyje, galiu pasakyti, kad gal 40 litrų žygių į kuprinę yra per maža. Jeigu eini poros dienų žygyje, nes įsideda miegmaišis, jeigu dar dedasi kažkokia tai palapinė, jeigu dar dedasi papildomos rūbų, maisto, tai tampa 40 litrų, gal kažkiek tai man buvo per maža. Bet vėlgi, čia turbūt kaip viskas susiorganizuoja ir kiek tau kokių daiktų reikia. Nedideliai poros dienų kelionė tikrai visiškai per akis. Ir tam pačiam žygių miegmaišis mano užima pusę kuprinės, jau likusiai įsidedi megztinį, įsigeli keletą maikių, maistas, reikmenis maisto gaminimui, jeigu vienas keliauji. Ir tos vietos tampa toks sau, lygiai tam. Tai jeigu man reikėtų poros dienų kelionį, tai labai faina. Ar mes dabar galim detaliau pasižiūrėti apie pačią kuprinę. Tai kaip ir minėjau, pati kuprinė, jinai šitą turi skyrius. Vienas skyrius yra, antras skyrius. Čia tokie daiktai susideda. Čia mes turime dar vienas skyrius yra. Mažiam daiktam. Čia pas mane dėtas kompasas, nuo saulės kremas, kaklaraštis skauto. Ir čia turim toliau didelį skyrių. Toliau čia dar vienas mažiukas. Greitai, jeigu mums reikia kažką paimti, šiuo atveju skeltuvas, vatos pas mūsų, čia yra viršuj skyrelis. Kas tikrai labai patiko, vandens šitas, nes čia priklauso, čia vandens, labai viskas priklauso nuo butelio, tai mes galime jį užsitraukti, pasididinti. Ir taipogi šitoj pusėje, kitoj, čia turim tikrai didelį, tai čia galima ten tai įsidėti nedidelį paklotuką ar dar kas mus tinka. Ir taipogi tikrai erdvė kompatašė. Pas mūsų čia yra tėvų sutikimai, užduotis ir aš turiu lentelę. Tai mūsų, mano tokia plius, yra petnešos ir čia yra daiktų ir čia mano įdėta šuniukų maišiukai. Nes ėjom žygį miestu, tai man tą reikėjo. Taigi, o pati kuprinė, visko yra patogios petnešos, diržas susidėti, patogi kišenėlė. Jinai kišenėlė pati yra elastinė, tai pakankamai daiktų gali įsidėti. Šiaip paprastai dėduosi kažkokį tai telefoną, krūtinės susiegimas, kad svorį pasiskirstyti. Tai visai žygiui nedideliam pasivaikščiam yra visai patogu. Jeigu mes įsikūrinėjom stovyklą ir mums reikia pasiekti, tai irgi šitas dalykas man tikrai nekartą jau pasiteisino, kad būtų galima greitai patogiai būtų paimti. Kaip ir minėjau, pas mūsų čia skyrelis yra, kuriame čia pas mane dabar skeltuvas. Na ir jeigu mums reikia kažkaip greitai pasiekti, mes atsidarėm ir visi skyriai yra, nieks nebėra. Aš galiu iš čia pasimti, čia pasimti, čia pasimti.
Ir kaip pavyzdys, aš sustojau pietų, einu su nakvynė, su žygiu. Mano įprastai aš čia susidedu savo maisto gaminimo reikmenis. Čia mano rūbai, čia yra higienos reikmenis, maistas. Čia išsiskaidau ir žinau, kad man reikia pasimti bliūdelį ar dujinį degiklį dar. Pas mane viskas čia sudėta. Tai reiškia, aš atsidariau, viskas patogiai. Arba šičia, priklauso nuo mes kaip svorį paskirstame po visą kuprinę. Taigi, tokia paprasta. Dar kai parodysiu, tai kas man labai patiko. Tai vat šita vandens talpa. Jinai yra nedideliam buteliui. Jeigu mes norim didesnį, prasisega. Ir vėlgi, čia yra tokia medžiaga, kuri turi elastingumo. Tai mes turim vietos, kur truputėlį pasistengus įdėti. Ir taipogi yra oro kvėpavimo visi, kad būtų patogu. Bet va šita vieta, kas man irgi labai patiko, irgi buteliui, nežinau, dar ką mes čia dėsim, bet vietos tikrai yra pakankamai daug. O, galim parodyti ir taip. Tai šitą naudojau, dėjau tentuką, po to tentuką persidėjau kitą vietą, čia pasidėjau dar vieną papildomą 2 litrų vandens. Na ir kaip minėjau, čia yra kompiuterio tašė, kadangi tai nėra pilnai turistinė kuprinė, tai labiau kelioninė, kur tu gali į kelionės išeiti. Taipogi čia pas mus dar irgi vienas nedidelis skirelis yra. O, mano pasas. Ok. O, su juo keliavau visur į stovyklas, į lietų. Tai pati kuprinė, viršus yra tokia kaip guma. Jinai vandens nebijo, prabėga greitai. Toliau pats viršus nuo lietaus išlaps. Tai visą laiką rekomenduojama pasimti brezentą, suėmant viršaus užsidengti. Ta, keletą akimirkų iš žygio momentų. Lūkesčius mano pateisino, ko reikėjo, ko norėčiau, tai truputėlį didesnės. Ką dabar žiūriu žygiams, kadangi yra foto video technikos, tai ko man trūksta greito pasiėmimo kažko, tai mažesniem žygiam, kur daugiau susijęs su kelionė ir turiniu, turbūt rinksiuosi kitokią kuprinę negu šitą. Tačiau jeigu aš keliauju ir man reikės kompaktiškai susidėti daiktus, 1-2 dienų žygiui savaitgaliui kažkur išvykti, tai yra tobulas pasirinkimas, bent jau man, dėl to, kad galima greitai, paprastai viską organizuotis. Tikiuosi šitą kuprinės apžvalga jums kažkiek tai patiko, daugiau papasakau, praktiškai panaudota, o toliau sekite mūsų kanalą ir laukite naujienų.